Sveiki, mano vardas Justas. Aš esu muzikos instrumentų salono Tamsta Vilniuje darbuotojas. Ir šiandien norėčiau pristatyti vieną tokių įdomesnių pas mus gitarų. Dar vieną įdomesnių gitarų. Tai yra Paul Reed Smith, tokio gamintojo, PRS kitaip sakant, gitara C24. Ir tikrai labai įdomi gitara, labai universali gitara. Dėl kad čia yra 5 padėčių jungtukas, su kuriuo galima išgauti tiek Gibsono garsus, tiek ir Fenderio. Kas yra labai naudinga, nes, pavyzdžiui, jeigu studijuosi, tai nereikia neštis 2 gitarų, faktiškai užtenka vienos. Tai va, šiaip apie gitarą galima pasakyti, kad kaip ir daugumoje gitarų iš tikrųjų yra čia raudonmedžio deka, klevinis viršus, klevinis grifas ir palisandro klijuotas fretboardas. Čia stovi Dragon 2, man atrodo, nuėmėjai ir yra 24 skirsniai. Tai va, užtek šnekėti, gal geriau paklausyti. Šiandien mes grojam per labai įdomią galvą, tai yra Blackheart 15 vatų, kuri yra gaminama Kreito. Iš tikrųjų labai neblogas daiktas muzikantam, kurie keliauja, kurie groja festivaliuose, tarkim, nes iš tikrųjų mažas aparatas, atsineši į festivalį, pajungi į kažkokį kabinetą, turi gerą garsą. Tai vat, dabar apie gitarą šiek tiek. Tai pirmą pabandysime gibsonišką pusę šiek tiek ir viršutinis zambakelis. Singlas, kuris skamba kaip Fenderis. Yra dar kelios pozicijos iš tikrųjų, bet aš manau įdomiausia būtų dar bridžas. Galva turiu tik tai vieną kanalą, aš nusprendžiau, kad geriau skambės su Digitech Hardwire serijos pedalu Valve Distortion.